Padariau dar didesnę nesąmonę negu buvo. Sveiki, randamės už Birštono. Žvejų košė. Reikės burtų. Saldiklio. Nežinau, taip jaukas saldus, bet reikia kažko. Artima distancija su platforma šį kartą. Žiūrėsim, ką čia išbursim. Niekad nebuvęs dar aš čia. Ne majūnai. Nu, toliau nuo platformos jau pabazarinsiu. Ne, žinokit, aukščiausio lygio komedija. Visas šlapės. Platformą pasistačiau, pašarai viskas. Atsisėdau šėryklų. Nėra šėryklų. Kaip tik prieš savaitę sena šėrykla susidėjau, gal beveik Maksimos maišą. Tokių šėryklų atsidėjau ir sakau, kada kokia žuklė pasiplanuoju, susidedu imu, kad netys tokio svorio. Nu, pasiplanavęs. Atvažiuoju į Nemuną, reikia 120, minimum 120, pas mane 60, sunkiausia. Padariau dar didesnę nesąmonę negu buvo. Žodžiu, molis, buza. Ir kad išvažiuoju dabar iš šito, tai turėsi išdžiūt. Atvažiuoju tik pasižiūrėt. Na, tai jau viskas. Dabar žuvausim. Čia skaitos klipsą numečiau. Tai jau augmenija jau stebina. Antras klipsas. Ir antrą nedamečiu, tai čia ir bus gerai. Ką dugnas? Dugnas labai gerai, bent tiek. Kaip žuvį vairuoti reikės iš šitą tarpą. Neįsivaizduoju. Kodėl aš sakau, kad varianto B nėra? Nes jo nėra. Jaukas. Gyvų dar nuo ten pakarpyta. Viskas. Metam ir, taip sakant, mėgaujamės lietuvišką gamtą. 20 gramų šulinukas, jau ne jok 120, patogu, mest biški sunku su 420 valandą, nes medžiai arti, bet nieko, taip sakant, nėra plano B, viskas arba nieko. Dar išvažiuot, gal išvažiuočiau, jeigu būtų tiesioji ir be kalno, bet čia tai ir posūkiai, ir kalnai. Čia strigau gražiai. Galėtų Gvadalupės mergelė bent jau žuvies uždovanoti. Ir kas čia per žuvytė? Turbūt jau jokia? Ai, oho. Oho. Nu bet ką, kuojinis kablys. Graži kuoja. Graži tai ta prasme spalvos. Spalvos gražios. Dydis tai patys matot. Na, į šėryklą 20 gramų, tai kuojai duočiau kokius 25, nes jautės truputį. Išdėsim daugiau dziko. Ir biškį pasėdėt, pamastyti čia variantus. Nu jo, sportuot tai galima. Ką čia dabar daryti? Dabar vakarėja. Čia vėl. Žuvis tai nereali. Galbūt netgi reikėtų pasikeisti kotą į liaunesnį. Nors atidirba ir ta valžanka mano.
Taip, tai kojos faktas, kad taške ir bus. Ką čia padaryt? O padarysim taip, jeigu bus labai šikna, užsidėsim metodą. Nu, kibimas galiu pasakyti, didėja. Gal mamkos ateis? Kukurūzo čia reikėjo. Čia galiu pasakyti geri lydekiniai živcai. Tai ką, einu trikojus, kameras pradėsiu statyti. Matau, kad turim laiko pailsėti, kol ta žuvis iš taško nepabėgs. Ne, iš taško mes niekur negalim ilsėtis čia. Nes išies visą jauką. Čia reikės duoti tašką žiauriai, tai to, kaip pasakyti, smulkmėto jauko nesurinks. Bet svarbu, kad jo būtų vakare, kai pradės koks lynas judėti. Aš įsivaizduočiau, vis tiek jisai ateis. Vis tiek įdomu. Jauką žiauriai užsiskaldinau. Gal tiks, gal netiks. Nežinau, ar čia tikrai 40 aš. Kažkaip labai jau sunkiai metas. Ar čia slieka ar dzika dėdi tas pats? Griebta netgi. Tai pagal mūsų visus standartus turėtų taškeliai beka jau pasirodyti. Žinokit, labai viskas greitai keičiasi. Priimtas sprendimas jau dabar šokti ant metodo. Kol dar nereikia lempų, nieko. Dažniau tankiau metodą pamėtyt. Boiliukus prasitestuoja dūmus, negu šitą kuoją šert. Tai va. Šerikla. Dėsim pradžiai ryškų. Tai štai tiesiog užspandau. Boiliukas plaukiantis, tai vis tiek virš jaukų iškils. Viskas ant to pačio klipso. Einu buitinius dalykus apsitvarkyti. Reikia kubą pastatyti, reikia lovą įsirengti, bet nežinau, ar kubą statyti, ar hamakę mėgoti. Aišku, kubė smagiau. Tai aš paleisiu tokį sugreitintą video, kad jums nereiktų daug žiūrėti, kaip aš čia ką rengiuosi. Žiūrim. Make prolific confessions into the master plan. I feel like they will never let me shine. What do you need to say that feels so grand? Why is yours so much better than mine? I gotta wait in line for you to feel me. I got to hold my time for the healing. I got to take a back seat. Are you kidding? I got to grab my chance 'cause it's fleeting. 'Cause this just feels like yesterday. Ką, greitas namų turas su viskuo, kuo turiu. Tai 2 pokeliai dešrelių, agurkas, batonas ir čipsų. Kiti dalykai, tai turiu
ledbarą ir vieną naktį jau naudotą akumą. Kas reiškia, kad neturiu ir šviesos. Tada lova. Čia bus kamputė, dar nedabaigta, bet žodžiu, gulto, kadangi neturim, tai gerai bus ir be gulto. Dabar ant boiliuko užsimetęs, matau, nieks čia nejudina ir nejudins. Lauksim vakaro. Kol kas sėdam. Daiktus dar čia apsimėtysiu, apsitvarkysiu. Susidėsiu gal, o gal ir net nesidėsiu. Panašu didelis vėjas, rasos nebus, tai nėra ir kam čia šlapti. Nu, cirkai rimti, žinokit. Boiliukas 8 numerio. Boiliuką taško meškerė net lanksto. Tai, bet kablys didelis. Kablio turėtų neįryt. Šitas smulkmė, tai nežinau, ką čia darysim. Ar reikės mažinti kablį ir pažiūrėti, kokia ta smulkmė apžioja tokį boiliuką? Galbūt. Dabar žiūrim, ką mes čia turim iš panašių variantų, tai turim gal šitą 10 numerio kablį. Ši 12 gal jau truputį per mažas. Pabandau pakeisti 10 numerio, nes lankstimai tai žiaurus. Nu, be proto taško. Dar taip nesu matęs niekur, kad 8 numerio boiliuką taip aktyviai. Nu ką, reikia mažintis dar. Nu dabar boiliukas tikrai. Boiliukas ir kabliukas. Daug kažkaip nežinau. Atrodo visai kitaip. Įdomu, kaip žuviai atrodys. Čia kaip pas Alvids Masalsą įsivaizduoju, kur kabo ta šaškė ir daug kuojų iš to šaškės maitinasi, tai mano boilis va toks reikalas. Negali kitai atveju drebėt valas ištisai. Dreba, patempia. Dreba. Nu čia... Rimti reikalai, žodžiu. O patempiau atšovę net. Nu, bet tai yra labai daug tokios smulkmės, vadinasi, yra ir kažkoks lynas dažniausiai būna. Ateina tie, truputį pravėja, bet irgi nerodiklis. Per tokį kiekį smulkmės, kai didelė žuvis ateina, smulkmė tiesiog pasitraukia, nuo pačios žuvies pasitraukia. Nėra, kad jinai ten tepa slides kažkur. Pasitraukia, apeina ir ką nori, jinai tą veikia. Jeigu prie mūsų masalo neprieina stambi žuvis, tai ta smulkmė gali atrodyti, kad ten tik smulkmė yra. Gali linai aplinkui sukiuotis. Va truputį pasidėjau, išlaukimą padariau kokių 15 minučių. Tai kokia esmė ir kas pasikeitė? Pasikeitė tas, kad dingo tie žiauri vibracija. Dabar atsirado tokie tik tai smūgiai, nu, tikrai lėtesnis kibimas. Aišku, ir patemo, bet man atrodo, kad čia visas tas buvo dalykas, kad ten tos kojytės į mano meto čeryklą va šitaip renka jauką ir kuriai už peleką užsikabina kabliukas, užtat ir yra tie kirtimai. Tai duosim dar atšviežinimų, o užtempė daug. Kažkas buvo. Ir dabar iš vis sunku pasakyti, bet dabar užlankstė, stipriai užlankstė. Jauko pilna šerykla, nieko nejaučiu. Žuvis. Oho. Va, nu tai kaip ir sakiau. Užsikabinau iš peleko. Ir turim rezultatą. Tai čia yra, jeigu toks pasikirstų naktį už nugaros, tai čia gali mum ir kuolą sulaužyti. Čia greičiausiai meškerę nurinksim, nepaliksim. Aš nežinau. Čia yra aktyvi, radioaktyvi netgi sakyčiau. Niekur aš taip nematęs, kad boiliukas neįspręstų problemos. Čia yra žiauru. Čia vadinasi plėšrūno stygius. Bent jau dar pernai čia buvo plėšrūno tikrai nestygis. Oho. Prisiveikia esam ant šakų.
Lemba ir valo gaila, kad labai taip. Taip kračiau, kad net boiliuką numušiau. Tai ne. Viskas gerai, kas gerai baigėsi. Turiu čia šiukšlių maišą. Tai jeigu nerandu dabar video, ar tikrai rodžiau, tai yra Italixo Sweet Cornas. Ir Sweet Dream Caramel. Italix iš šito Fish Dreamo. Tai raketa nejau. Bent jau šitai žuviai šito ežero, tai čia nežinau kažkas tokio. Vėjas kyla, biški reikia pasiruošti, manau. Labai neturiu kur pririšti. Porą kampų čia esu uždėjęs. Bet manau, akmenukai nepamaišys, va čia turiu gerą uždėjęs. Šiaip laiko, akmuo geriau laiko nei koliukas. Čia dar matausi kažkiek. Kažkiek matausi. Mintis dabar yra eit anksčiau miegot, kad padaryt rytinę žūklę. Manau, kad ryte ta smulkmė bus jau apvaikyta iš panaktinių šamų. Tik neaišku, kiek čia mes galim dabar su tuo prožektorium šviesti. Labai negalim. Šviesos tai čia galiu pasakyti tik tai pavadinimas. Ne, ryškėja. Tiesiog ant akių ryškėja, bet čia jaučia akumui viskas jau. Pasikabinsim tik patestuoti, ar nefonuoja. Daryti truputį. Ai, nu va, kaip ponas. Tai žodžiu, dar pavalgysiu nakties. Turiu, kiek aš čia turiu. 10 dešrelių. Tai jeigu netyčia negrįžčiau, nu, tai išgyvensiu kokio 3 dienas. Kaip minimum. Ledas kažkodėl įryškėjo. Nežinau, ką tai reiškia. Jeigu ką žinot apie akumus, tai pakomentuokit tokį dalyką. Kodėl jisai dabar iš nulio įryškėjo ir šviečia visas kubas. Nu, čia bus dar vienas testas tam ledui, šiaip nežinau. Vieną naktį jau naudojau. Jeigu tikrai geras labai daiktas bus, tai pasakysiu, iš kur gavau. Iš kur ir už kiek. O kol kas, ačiū, kad žiūrėjot. Susitiksim ryte. Skanaus visiems. Čempionai, čempionai. Nepavyko atsikelt. 4 ryto, kaip planavau. Naktį gelbėjimo operacijas vykdžiau, čia daiktus kisiau, kubą gelbėjau. Lietus, nepranešė lietaus, visą naktį skalbė. Pas mus netentuota, stogas kiauras, čia šlaitas į... Dėl naktį buvusio lietaus planas namai dar toliau. Tai papusryčiaujam ir einam žuvauti. Jaukas išgyveno gan gerai, net netidrėk. Bet užtat, kad po užuolaidą buvo. Viskas kontroliuojama, žuvis kitaip jau juda. Matos kažkokiu pasivartimu. Metodika to į vandenį ir pažiūrėsim. Ar plakiai palikę tašką
ir šansų, ar ne? Tai nieks čia per naktį nepasikeitė, žinokit. Vis dar builiukas aktualiausia prekė. Dreba taško krato. Ir ant kablio nesėda. Būt gerai pervažiuot, bet eisim, pasižiūrėsim, kaip tas keliukas. Nu, keliukas tas pats šlapės. Bet čia žiūriu, nėra griovė šitoj pusėj. Pilni krūmai stirnų. Atėję buvo iki manęs. Nu ir įdomiausia šitas kalnas. Nes čia jau yra provėžos. Įgriūt čia nelabai jau noris. Bet iš razgono paimsiu. Tai kaip ir planas namai šiandien jau atrodo realus. Pažiūrėsim, kaip iš tikrųjų. Kur miegojau, praktiškai bala yra. Buvo. Tai viskas man iš ten bėgo. Žodžiu, kosmosas. Lubos irgi pralaidžius. Dar ant visos plokštės lyt pradėjo. Susirenkant daiktus. Tai viską šlapiai susirinksiu. Žiauru, žodžiu. Komentarų nedaug. Ką operacija namai prasideda? Kol kalno nėra, jaučias, kad slysta, bet per kamerą nesimatys. Tai pirmas etapas įveikta, posūkis, biškį balas. Eina kai tankas, žinokit, čia tik į vėžes neįgriūt. Antrą bėgį. Nu ir va, nuo šlaitų šitų nenusiverst. Viskas, aleliuja. Pažiūrėjau dabar per kamerą, kaip čia atrodo mano šitas kelias baisusis. Toks vaizdas, kad tiesiog plentu važiavau, kur žolės tik viduryje paaugę. Bet mašina gražiai slidinėjo. Aš čia pernai metais esu šitoj vietoj ir į griovį įskridęs per tokį patį variantą. Tai dėl to man taip ir baisoka gal buvo. Tai va, žodžiu. Dabar vėl pradėjo lyt, tai... O mums reikia kubą džiovint. Džiovint aš jo namie visai nenoriu. Tai važiuojam pasivažinėsim. Čia, kas žinot, kas nežinot, tai
Kruonio baseino vamzdžio diametras. Normaliai pumpuoja vandenilio peroksido. Don't push back. Oh. Don't push back. Oh.